Ką veikite? Nu, tai dar aš tik 2 dienas grįžus, tai to aš dar per daug nesijau, dar nuveikti kažko ypatingo, bet planuojam su šeima baidarę veikti. Papaugėt ir pagrybaujau savaitgalį. Užsiminėte ir apie norą pamokytis šiek tiek vaikus šlausti, papasakos prancūzą. Nežinau, kažkaip visą laiką galvojau, pavyzdžiui, Anglijoje aš dažnai turiu kelias pamokas per mėnesį per vaikus. Ar būna kelios grupės arba po vieną netgi po mokinų klausyti, tai pagalvojau, kad visai smagu būtų pamatyti lietuvių vaikus, pavyzdžiui, ypač Kaune, Albatynas, toks yra populiarus dabar vaikų labai daug, tai kažkaip galvoju, gal ir įgyvendinti tokią pamatinti keletą vaikų. Tai čia tarsi atostogos, gal atsakant? Nu, nežinau, šiaip labai užimta visą laiką, tai nežinau, gal bandysim kažką suorganizuoti žiemą. Kada dabar grįžtat? Na, į... Šią savaitę, pirmadienį. Bet tai mokytis reikėjimus iš karto. Kažko po to žiemą, kuomet grįžti dėsimai? Kol kas dar nežinau, kiek tas laikas, bet tikriausiai Lietuvos čempionatai gal paskutiniam keliom dienom grįšiu. Ir taip pat visom šiandien, žinoma, grįšiu. Nežinau, ar ten ilgai. Man dėl treniruočių negalima per ilgai būti išvažiavus, nes tiek nukenčia visas darbas, tai kažką bandysiu kažkiek atvažiuoti. O dabar treniruotės ir mokslai laukia. Čempionatas, žygų kažkokių. Ne, tai varžybos yra jau suplanuotas. Šitą kitą sezoną turiu Maskvoje varžybų, turiu Brazilijai, Danijai, vis tiek keliausim, bet aišku, nebūsiu toks įtemptas sezonas kaip šis buvo, bet turiu gan rimtas irgi sezonas. Kaip kauniečiai tave galėtų išvysti Girstučio baseine? Išbandant. Nežinau, gal rytoj, gal nežinau, išėsiu. Kas? Gal šiandien, nežinau, sakau. Labai esu užimta, tai gal stengsiuosi nueiti porai. O jie pasižiūrės. Aš jau buvau šiaip iš tikrųjų mačius, tas nieko nepatiko.